Sveiki gyvi. Ahoj, čiau. Dabar mes esame retoje transporto priemonėje, tai yra autobuse. Vakar visą dieną buvom išsikrovę, turiu mintyje, kas liečia telefonus, kameras ir buvom pilnai nulūžę. Bet vakar pasiekėm tą vietą, link kur mes šiandien važiuojam. Tai yra mūsų realiai pagrindinis Italijos tikslas, tai yra vulkanas Etna. Ir dabar jis šiek tiek, dabar nesimato ten, bet pasislėpęs. Jo, bet mes dabar važiuojam kaip tik su autobusu į vulkaną Etna ir lipsim į 2 km 900 metrų aukštį. Turėtume suspėti, turėtų viskas būti gerai. Įdomiausias dalykas, kad mums leido netgi pasilikti šitas didelės kuprinės. Tai vadinasi, mes kopsim tiesiog su maišeliu rankoje ir šiltų rūbų ant kūno. Jo, kas čia dar įdomaus? Vakar atvažiavom vėlai į šitą miestelį, kuris yra, galbūt kokį, nežinau, 40 km, 50 gal kilometrų nuo vulkano. Ir kadangi buvo sekmadienis, niekas nedirbo. Va, dabar ten gali matos. Ten yra vulkanas Etna. Ir vakar buvo šioks toks, šiokia tokia suirutė, nes reikėjo susirasti bilietus, reikėjo susirasti laiką. Su suradimo buvo kuriozinė situacija, nes tiesiog nueinam į vieną pusę, sako, eikit ten, nueinam į kitą vietą, einam ten, tai gal 15 vietų praėjom, kol supratom, kad ta vieta nedirba. Jo, o čia kas įdomiausia Italijoje, bent jau šitoj vietoj, jeigu nori nusipirkti bilietą, tu tiesiog turi jį pirkti atskiro vežėjo mini salone. Tai va, tai toks įdomus momentas, šiaip aš jaučiuosi visai, wow, koks vaizdas. Gerai, gerai. Šiaip vakar važiuojant į Siciliją, tai tikrai vaizdų prisižiūrėjom, gaila, GoPro buvo numirusi. Jo, bet nieko, čia viskas gerai, dar pamatysim turbūt išvažiuojant. Vakar nieko doro nevalgiam, ryte valgiam vakar po, ką aš žinau, avižų biškį. 150 gramų avižų visai dienai. Ir vakare dar po, aš nežinau, kas ten buvo. Kažkas neaišku, žirneliai, pupos, kažkas tokio. Kažkas tokio, bet nieko sutaus, ta prasme. Tai va, bet šiandien jau tikrai turėsim parduotuvę vakare. Ir šiandien vakare jau turbūt judėsim link Lietuvos, pradėsim. Jo, nes dabar buvo trumpas topas autobus, tai Rimantas užuodė, kad kažkur yra maisto šalia, tai nubėgo, rado nektarinį su pomidorais. Ir žiauri gerą kainą. Šventė. Ir tie nektarinai tai skaniausi, kokius aš gyvenime esu valgęs. Bet Laurinas sakė, kad valgė tokius skanius jau. Jo. Tai va taip. Jo, bus ką veikti. Tai va, chebra, tiek. Pasimatysim viršūnėje. Jo, vakar diena buvo tikrai tokia įdomi, gera. Ir pasimatysim viršūnėje susitikę su vulkanu Etna. Ugnikalnis laukia mūsų.